Labas rytas, atvykau į žygį, pasienio pelkės vertimai, čia pagrindinė žygio kaltininkas, Lukas. Labas, labas. Ten dar viena kaltininkė, Aušra. Mėginsim pasivaikščioti rimtai. Nu, jeigu užlis ypač durpynė, kai buvo pernai, tai bus rimtai. Dar vienas žygeivis, žiūrėk, Maikas vienodas. Aš vienodas susiderinę. Nu, Jo, pas mane ir batai paruošti žygių jau. Renkasi žygeiviai, visi gerai nusiteikę pradžiai. Tai va, bet nesustojimas, jeigu, nu, užvalgyti ir panašiai, maždaug pusiaukelei žygio, o daugiau tai ką, nu, eikit. Einam ir meldžiamės, kad Škoda nepaklystų, nes ten daiktai. Keliaujama, ne? Pradedam žygį. Kada būna per daug. Metam kelią dėl tą kelio. Neužvažiavau. Dabar va. Sakė, šlapia vietą per vandenį. Aukščiau. Nu va, prasideda smagumynai. Pirmi 3 kilometrai įvykti. Nesakysiu, kiek dalyko. Tempas kol kas stiprus. Dar kartą metam kelią dėl tą kelią. Tai čia kokie 18 kartų tai bus. Turbūt. Visi į eilutę sustoja gražiai. Prasideda samanos, vadinasi šuopesnė žemė. Artėjam kažkur prie šuopinių. Kuo daugiau išbandymų, tuo įdomiau. O, koks žaliukas nuvirtęs. Pirma pertraukėlė, įveikti 5 kilometrai. Kiekvieną savai poilsį išnaudoja. Eisim pro 3 paršiukų namelį netrukus. Gerai, judam tada. Jeigu gerai įsiklausytumėte, tai kriuks. Čia yra 3 paršiukų namelis. 3 paršiukų maisto sandėlis. Tvoros likučiai kažkokie, ką jie čia atskirinėja. Nu, kelias po biškį panašėja į pelkę.
kištelėjau. Taip pat ir einam tokiais brūzgynais. Eik maudytis, nefilmavęs. Na, mane karštada. Mane karštada. Tu kai žinodamas man. Nu, artėjom prie tikros aukštapelkės. Įdomu, linguos pagrindas po kojom. Gerai, kad čia nebuvo lietaus, arba buvo senokai. Nes čia jau įdomu. Ne veltui pavadinime pelkės paminėtas buvo. Nu kaip Vytautai per pelkę? Baisesnių matęs, ne? Matau ir pasienio pelkės. Nu, medžiai didėja, tankėja, tai gali reikšti, kad pelkė link pabaigos eina. Kojas munka, batai iš išorės šluoti, bet vidus sausas. Tokia įdomi kilimą einam. Na, kaip gražu. Išlindam iš miško, bet tai žolės kokios virš galvos. Braunamės per džiunglės. O, grybukų prisirinko. Vis savaime, kas sausa, nelyja lietus, nes jau būtų labai įdomu praeiti, kada viskas patvinę per šitus molius. Šortus? Nežinau, kad miškės varysi. Jau dirba, gali nusipirkti. Nu, kaip nuotaikas. Kaip matot? Puikios. Surinkdavau, tai ties tas sakė, kažkaip skirdavau. O mano nuotaika irgi puikiai. Pabėgam biškį iš miško, gaunam paeit atvirą vietą. Greitis visai kitas, nes per pirmas 3 valandas nuėjom tik 11 kilometrų. Gal ir mintis. Vis įdomiau ir įdomiau eiti. Visokie dangą pakeičiam.
Ir aišku, eisim ten, kur plačiausia vieta. Dulkės tik kyla. Perkeliu panelę bakūrai, nu. A, ten čia. Merginos daugiau trypkite, eidamas skaičius. Praėjimas per dilgėlę. Jau tiek nudilgina, kad nieko nejaučiu. Ne kojyčių, nei rankyčių, rūkys mažiau reikia. Juoda smėlė. Ačiū tau, Lukai. Matau jėgą. Panašu, kad kažkas ne pagal planą. Nu, tikėjaus, kad bus pelkynų. Tikėjaus, kad miško bus, bet kad per dirvonas eisim kažkokius tai. Per papartynus einam. Pietų metas. Žiūrėkim, kiek čia praėjom tų kilometrų. Beveik 17 kilometrų praeita. Einam pavalgyti. Nu, pietukai į pabaigą. Kiek Lukai davėsi? Abus 30, abus 35. Manau, į 30 sutilps. Dabar rodo 16,5. Man rodo 17. Šiaip programėlės rodo totaliai skirtingai ir, pavyzdžiui, aš turiu vieną atvejį turėjau, kai 3 draugės. Ai, pas mane lygiai 17. Ir, Aha, lygiai. ir grįžo ir sako, žiūrėkit, vienai rodo 23, kitai ten beveik 25, trečiai beveik 27. Tai kiek realiai? Žygiuojam toliau. 23 km jau įveikta. Na ką, paskutinė poilsio stotelė baigės. Va, keliausim jau į finišą. Dar turėtų būti apie 7 kilus iki finišo. Nes dabar 23 praeita. Tai mėginsim siekti 30 kabut. Vandens atsargas papildytas. Liko apie 4 km. Ir bus finišas. Nu, va, vėl keliukai baigės. Leidžiamės į kažkokią lomą. Ir paskui reiks kilti aukštyn. Savižudis. Skriks, kaip tau nuožys ir nekoliavo. Per tą upę. O, čia toks rimtai taip. Jo, tai čia nelikai. Tautvyrai, ten lipa? Nu ką, dar vienas išbandymas. Leisime žemyn. Atsiprašau, vietos mažai čia miške. Pro kur čia geriau būti? Na štai, baigiant įsileisti. Gerkia nors upė išdžiūvus.
Bet pakilti reikia. Čia nesikėtim. Kas su lasdom, tai tiem gerai. Tai mes galim padėti iš lazdujimo lazdų. Iš nugaros. Kur? Ai, va, kur. Vilniau, laukiam jūsų. Karoli, lip padėk. Jo, lenkit, Karolis įstums jūs. Žiūrėk, Karolis bėga. Ant pečių galėtų. Reiktų nešti. Duočiau ranką. Nedaug nusitems. O mes toliau keliaujam tokiais brūzgynais. Jau buvo 2 rėvos ir turbūt bus dar. Tai patiko. Jėga tas filmuotojas toks pajėgus. Toks staigus, kad visi staigus nulipė, ne? Aš nežiūrėjau čia merginos, tai jūs galite tu biškį pasistengia, tai filmuoju. Tai man skris? Įdomi. Pilvą įtrauk. Ai, palauk, įtempsiu krūtinę, tada jau. Matau, kad išbandymai nesibaigia. Dar vieną. Gitan, tai čia taip gerai, tiesiogiai supratau. Ką? Tiesiogiai supratau. Nu, kalniukai pagaliau baigės, bet kalniukai buvo super. Čia tikrai atgaiva iš po tų švapinių pirmoji žygio dalyje. Žygiuojam jau beveik 8 valandas ir esame nuėję šiuo metu beveik 28 kilometrus. Bet jau civilizacija artėja. Aš suklydau, nes vėl kalniukai. Pasiduodat rankas iškėlę. Čia įtariu brisim per upę. Ai, jo. O, persikėlimas per upę bus. Krokodilų yra. Ką jauną vyšką? Palaukit, čia kad telefoną. Kelkis vienos kovos, kol kitos tai tvirtai nepastatys. Teigimas ir Biesu. Nu, raitis ramiai. Ramiai stipriai. Žygis tęsiamas basomis. Kol kas. Ačiū. Ant pievos, ane? Aleksandrai, ačiū. Kiekvienas priima pagal save. Ar Mildai yra buvę čia tiek žmonių? Taip. Yra, ne? Yra dabar. Nu ką, kylam į paskutinį šturmą. Paskutiniai 2 kilometrai. Jau matote ženklas vertimai. Buvo per gladiatorių. Tomas grįžta namo jau grinai. Nu tai 30 kilų beveik įveikta. Buvo pirmoji kelio daly daugiau švapinių, miškų, brūzgynų. Antroji kelio daly buvo normalaus kelio ir kalniukų.
prie kalniuko, tai dušę atsigavo aukštyn žemyn. Nuovargį nuėmė, ne taip. Žinoma. Ir dabar jau baigiam pareit prie mašiną. Arba kaip tik ne. Nu ką, ačiū už žygį. Tam kartui. Ačiū visiems už kompaniją. Gerą kelią. Tai va, žygis 30 km įveiktas. Juota su pertraukėlėm 8,5 valandos. Išgerti 5 litrai vandens. O dabar jau važiuoju į namus. Kas žiūrėjot šį video, paspauskit laiką, jeigu patiko, pakomentuokit ir prenumeruokit, kas dar neprenumeruojat. Iki.